Hi guys! Aš esu tarp balionų. Taip, aš esu tarp daug balionų. Taip, aš šiandien sėdžiu tarp balionų. Ne veltui, nes šiandien yra mano gimtadienis. Taip, pagaliau išaušo sausio 31 diena. Ir išaušo mano gimtadienio diena. Ir man sukako 11 metų, kas dar to nežinot. Ir atleiskit, kad čia visai juda, kad čia balionai va tai va traška, nes tiesiog aš gyvenu tarp balionų šiom pastarojom dienom. Ir taip. Šiandien yra mano gimtadienis, man sukanka 11 metų, žiauriai happy. Ir jeigu aš būsiu tokia pamišus, crazy, tai sorry, nes aš mėgstu balionus. Ir jūs. Gerai. Ir pirmiausia, ką aš noriu pasakyti, tai noriu žiauriai visiems padėkoti, kas mane jau pasveikino su gimtadieniu, nes kiekvienas, kai aš atsiverčiau tokią Facebooką ir aš taip ryte tikrinau, buvo 2 sveikinimai, po to, kai aš atsiverčiau po 5 valandų, ne po 5 valandų, po 2, ir taip žiūriu Messenger, aš toliau žinau, tai visi sveikinu su gimtadieniu, tad laimės džiaugsmo myliu, ir vienu žodžiu, tiesiog buvo tai ant tiek miela, kad aš dabar net daryti pradėsiu, tiesiog žiauriai miela ir aš jūs visus labai myliu, aš kaip draugus. Aš jūs kaip draugus visus labai myliu ir ačiū jums, kad mane pasveikinot, kad manęs nepamiršot, kad jūs esate mano draugai. Tai ačiū jums labai ačiū jums. Už tai, o šiandien mano tema būtų pasidalinti mano gimtadienio dovanomis. Ir gerai, pradėkime nuo pirmos dovanos, kurią aš jau žinau, kas čia yra. Tai yra nuo Gustės žvakė. Gustė yra mano klasiokė. Tai klasiokai man dovanojo daug saldainių. Mano Gabrielė ir Greta, jeigu žiūrit, didelis bučkis jums, dovanojo man balioną su staigmenėlėm. Tie balionai šiaip tai susprogo. Aš jų nesprogdau. Aš tiesiog sėdusi, vienas balionas susprogo, kitas tiesiog buvo turbūt kiauras. Ir iš tikrųjų vakar irgi taip pat sprogo 3 balionai. Tai vakar tokie buvo saliutai truputį vakare. Tai va, ir šiaip aš turiu labai daug balionų. Labai. Aš esu kažkokiai balionų karalystėj. Aš vos vietą nesprogdinu balionų. Tai va, ir jo, aš dabar turiu kur sėdėti. Gerai, okei. Svartas nusirastas balionus. Nu, taip truputį. Vis tiek, gimtadienis. Gavau tokią, aš taip pat tokią paprastą žvakę, rodau jums taip. Ja galbūt išpakuosiu dabar. Aišku, ji yra dar labiau supakuota, tokiam, kaip žakės būna tokiam dalykė. Tai va, čia yra taip, žiūrėkit, bet kokio grožio, kaip žmogus stengiasi supakuoti, kad viskas gražu būtų. Aš nežinau, tiesiog tokį tik pasistatyk ir kaip būtų dekoracija. Gerai, aš jį perplėšiau ir aš net neatidariau iki jūsų. Štai taip, suviniota. O, so cute, pažiūrėkit, kokios forma graži šakė. Jo, į batą turiu tokį dalyką suvinioti. Ir aš jos neplėšiu, saugosiu kokios tai dienos. Bet dabar tikrai neplėšiu. Ir, nu, tikrai, Gustė, jeigu tu žiūrite, aš tau sakau didelį ačiū, kad tu nepavargai, tu įdėjai daug savo darbo, daug savo laiko, nes manau, tokia žakės pakuoti tikrai netruks 2 minutės, aišku, netruks ir valandą, bet tikrai ačiū tau už viską, ačiū, kad esi tokia gera draugė, ačiū jums visiems už linkėjimus ir iš viso labai ačiū jums visiems, kad esate su manimi, ačiū mano prenumeratoriais, kurių jau yra 30, tai jo. Gerai, ir tai tokia žvakutė. Ir toliau yra, aš čia balionų pasidės kur nors, kodėl šios deduosi, tai aš net neįsivaizduoju, galbūt dėl to, kad aš esu prisvaigus dėl balionų ir aš jų pastoviai prisiperku, pas mane labai va tokie, o pastoviai, iš tikrųjų dabar aš jų per turiu 12, tai tokių va didžiulių. Ir toliau yra maišeliuose, kurie aš nežiūriu. Tai yra štai tokį man dovanų maišelis, kurį aš gavau galbūt prieš valandą. Tai nuo savo sesės. Taip, aš turėjau tiek kentėti, kad man jį padovanoti, nes jau dabar yra gal apie 2 valandas. Ok, jo, aš tai aišku juokauju. Dabar yra kažkur apie 11, man atrodo, 11 valandų 25 minutės. Ir aš gavau šitą maišelį, nes aš atsikėliau 10. Tai mano sesė atsikėlė vėliau. Pirma ir
Ir aš paprašiau, kad jos mama, tėvų, ir sesės dovanų sudėtų šitą maišelį. Ir aš neįsivaizduoju, kas čia yra, nes aš nežiūrėjau, aš jums prisiekiu. Aišku, skaitos nuo tėvų, bet manau, kiekvienam šeimoje taip pat. Ten, jeigu kažką matot, kažkokius tai piešinius, paveikslus yra, tai sorry. Gerai, atidariau šitą maišelį, o aš pačiaikit, kas gražią. Ir aš dar gavau tulpių, 7 tulpes. Tokia kaip paukštytė. Taip. Gerai. Tai pradėkim. Jis atrodo štai taip. O viešpatė, ten yra viskas tai, ko aš noriu. Okay. Aš tai esu tokia laiminga, tokia happy. Oh my god. Žinau. Žinot šituos. Oh my god. Kaip aš jų norėjau. Viešpatė, mano, čia tai svajant spindro. Žinai, tokius flomasterius, kurie yra 2 galų ir jie iš tikrųjų, kad čia yra oranžinis, bet yra šitie dalykai ir paverčia į geltoną. Žinot šitą dalyką? Aš turiu kokį papiriuką. Va, radau vieną kažkokį papiriuką. Va, tarkim, čia yra oranžinė, jo. Ir papiešia ant tos oranžinės. Štai yra oranžinė. Paprastas spalvytė. Jums aišku rodo vos neoninę, tai visada čia. Mano kamera jau taip įpratus daryti. Ir tada papiešim su tokiu dalyku. Ir šitos oranžinės kapas. Reikės išbandyti būtinai visus ir kai išbandysiu, kol jums kada parodysiu. Ir jeigu norėtumėt atskiros apžvalgos, tai irgi parašykite. Ir jeigu jums nepatinka, kaip aš atrodau, nes aš atrodau klaikiai, bet labai soriukas už tai. Tiesiog norėjau nufilmuoti video tikrą savo reakciją, žiauriai esu laiminga vien tik dėl tų flomasterių, nes man reikėjo flomasterių ir aš jų neturėjau ir aš sakiau mamai, kad aš noriu flomasterių, bet esi išgirdo ir nupirkau. Valio. O jau, kas čia yra? Telenuto bilietas, galėsim sekmadienį vakare turėsiu ką veikti, braukyti skaičiukus. O gal laimėsiu milijoną. Ką čia žinai? Ne, ką iš tikrųjų. Gal ir nelaimėsiu, tai tiesiog telenuto bilietas. Žaisim. Žinot, kas čia yra? Aš tikrai nežinau. Šitą dalyką aš labai norėjau ir prašiau. Ir man nupirko, valio. Tai yra toksai kaip Tangle Teaser. Tai jis yra mažiukas. Ir iš tikrųjų, aš nežadu, aš niekada nenorėjau Tangle Teaser. Nes tokių mašukų, šitokiais šereliais, tikrai jau, žinot, ne vienas, ne 2, ne 3. Šereliai yra tokie pati kaip Tangle Teaser, bet Tangle Teaseris kainuoja kažkur apie 15 eurų arba daugiau. Nu tai atsiprašau, tai man mokėt 15 eurų šukas, ar aš kažkokia nesveika, kad aš mokėčiau 15 eurų šukas, o šitos šukos, atsimenu, maksimoje buvo už 7 eurus, ar iš kiek tai žiauriai gera. Tiesiog štai toksai šepetys, mažesnis Tangle Teaser, šereliai tokie patys. Buvo didesnis, bet man toksai mažesnis, kur nors įsidėti ar ką. Aišku, mokėjau, aš šiandien tikrai nesinešiosiu, bet jis iš tikrųjų nepeša plaukų turbūt. Nežinau, išbandysiu visus su tokiom kasytėm. Kas mane vakar matė, kas mane penktadienį matė mokykloje, tai jo, aš esu su tom pačiom. Ir jos vėl su manęs laikosi ir aš to džiaugiuosi. Tai toks dalykas kaip Tangle Teaseris. Besivelinčiam plaukams, mano plaukai žiauriai velėsi, jie tokius gumulus pasidaro. Vienu žodžiu, mano plaukai yra žiauriai problematiški. Ir dar prie šitų dovanų aš noriu pasakyti, kad gavau žiauriai daug saldainių, tortą valgiam, viską valgiam tiesiog. Tai tiesiog jų nerodysiu, bet nes pamiršau ir pyragų tortą viską valgiam. Bet šitas dalykas yra nuostabus, manau, labai naudojamas. Buvo kitus spalvų, jeigu žalis nebuvo, bet manau, spalva netrukdys. Čia matau dar vieną žvakę. Opa, dar viena žvakė. Štai tokia kaip kankorėžio. Štai tokia kankorėžio formos žvakė. Ir ji yra tikro vaško. Aš taip spėju, nes toks kvapas tai tik
lyg tikro bičių vaško. Ir tokia pati spalva ir toksai pats pajutimas, nes aš turiu tikro vaško žvakę, kurią aš pati lydžiu. Jo, čia yra tikro vaško žvakė. Štai tokia konkurežiukas. Irgi galėsite deginti šitą. Jo. Toliau. Aš matau minties kažkokias ar kažką. Ai, jo. Ir aš tai tokios. Palaukit, aš pilotu. Jo, yra tokios minties, ir aš tai su tokiais keliais bubuliukais, tokios spinelės, čia iš tikrųjų dvi yra tokios, kaip ir sujungtos, galima sakyti, ar kaip čia pavadinti. Tai va, čia yra tokia kaip širdutė, čia užrašyta kažkokia nežinoma kalba. Čia vien žodžiu kažkas parašyta, bet nežinau, kas čia parašyta. Ir toliau dar tokių bubuliukų, tai va tokia faina gumytė, dvi sujungtos. Tai bus žiauriai fainai naudosim. Čia taip pat yra toksai burbuliukas ir čia yra tokie šidelės, šios šidelės ir viduje dymantukai. O Jėzu, čia turbūt bus nuo mano sesės. Taip spėjau. Ir šitas dalykas turbūt bus nuo mano sesės. O šitas galėtų būti, man atrodo, nuo mano mamos. Nes aš jai sakiau. Arba sesė nupirko, arba mama, bet aš nežinau tiksliai. Aš sakau čia, sesė čia nupirko, nors nežinau, tai iš tikrųjų. Tai va, tokios fainas dvi gumytės, labai nudėšios, bus labai faina. Na ir paskutinis dalykas, kas čia yra? Kas čia yra? Štai tau, štai taip. Kas čia yra? Aš nesuprantu, kas čia yra. Kas čia yra? Aš net nežinau, kas čia yra. Čia kažkoks yra šitas. Kažkokia nesąmonė. Tai reikia braukti. Spaust. Oh my god, so cute. O dieve mano. Eik tu savo, tai kaip čia tada gaunasi? Jo, žiūrėkit, čia paspaudė. O, so cute. O, viešpatie. Turbūt yra nuo mano mamos. Aš taip spėjau. Graudinuosi iš tikrųjų, nes yra žiauriai faina gauti tokias cute mažas dovanas, bet jos yra tau ant tiek brangios, kad tu galėtum visą širdį ant jų išlieto viešpatį, kaip faina. Tiesiog paspaudė ir I love you. Tai love you, jeigu žiūri mane. Ne, gerai. Vien žodžiu, žiauriai fainas dalykas. Jau čia iš kažkokios Valentino dienos kolekcijos, bet man tai yra labai brangu. Ir dieve mano, kaip fainai iš tikrųjų yra tokias mažas gauti dovanas. Čia yra turbūt nuo mano mamos. O dieve mano Marija. Tai tiek dovanų čia buvo nuo mano sesės ir mamos. Taip jau gali pasirodyti mažai, bet kiekviena man yra labai svarbi. Štai kiekviena. Ir kiekviena labai svarbi ir iš tikrųjų aš nesitikiu gimtadienio, kad o dieve mano, gausiu dovanų, tam prašau, viešpatie, jeigu iš to nenupirksiu, tai aš nebendrausiu ar kažkas. Tikrai ne taip. Ir aš esu patenkinta kiekvieną dovaną. Nu, savo močiutės dovaną aš jau gavau seniai. Tai yra gal prieš mėnesį ir aš jos gavau tam tikrą sumą, jos neviešinu. Ir aš nusipirkau batus, kur aš jums rodžiau savo mėgstamiausių naujų pripilnukų filmuke. Tai dar kelis daiktus, kurių dabar neturiu galimybės parodyti. Viso krikšto mamos aš gausiu dovaną šiek tiek vėliau, nes mano krikšto mamai atsitiko nelaimė. Jis susilaužė koją, todėl negalėjo pas mane atvažiuoti. Tai vat, ir šiaip nuo kitų dovanų aš taip pat gavau svečiuose daug dovanų. Eisiu šią savaitę pas savo kaimynės ir dar gausiu dovanų. Nu, vienu žodžiu, yra tikrai labai daug dovanų. Ir šiaip, kad aš turiu tėvus ir manau, kad reikalauti iš tėvų dovanų yra nelogiška, nes tiesiog. Ir didžiausia dovana tai yra, ne didžiausia, tarsi neturtiškai, bet tai yra didžiausia turbūt meilės dovana.
Ne, nu čia tai nusišnekėjau, nu bet gerai. Čia yra mano nuo klasiokų toks pieštas piešinys, kurį gavau gimtadienio progą. So. Va, jeigu žiūrit, kas piešia, tai labai ačiū. Na tai va, ačiū tau, kad tu žiūrėjai mane, laikink mano video, prenumeruok mano kanalą ir laukite mano vlogo. Tai šiandien buvo tiek ir iki.